galėtumėm pasidalinti ir jeigu kažkas tai dar neišgirdo kažko ar kažkas bus neaišku, galėsime pasidalinti šio įrašu arba patalpinti į sveikatos portalą. Taip. Turbūt pradedam, taip, Danielė, Daiva, nes nematau, šėrino ekraną, jau turbūt nelabai. Gerai. Sveiki visi, labai smagu, kad čia daug intensyviai visi ir daug žmonių prisijungia. Norime jums pristatyti ir naują laboratorinių tyrimų posistemę. ELAP, aš esu Monika Budvytienė, esu sveikatos registrų centro sveikatos skyriaus vyriausioji produkto vadovė ir šio projekto vadovė. Taip pat pristatyme ir mokymuose dalyvaus Danielė Ramonaitė, produkto vadovė yra, ir Daiva Bagžienė, analitikė veiklos. Bei pakviesime ir sudalyvauti ir apmokyti jumis mūsų testuotoją, tai Evaldą Užėlą. Na ir truputėlį trumpai, kas tai yra, kodėl buvo kuriama, kodėl inicijuojama ta nauja laboratorinė tyrimų posistemė. Tai šios posistemės tikslas ir uždaviniai, tai buvo tikslas pagrindinis sukurti informacinę sistemą, vieningo standarto laboratorinių tyrimų duomenų apsikeitimui ir technologinių priemonių, medicinos nomenklatūrų bei klasifikatorių valdymui. Vienas iš uždavinių tai laboratorinių tyrimų duomenų pateikimo į SPBI informacinę sistemą proceso sukūrimas, laboratorinių tyrimų dekomponavimas ir struktūros atnaujinimas, bei centralizuotas laboratorinių tyrimų duomenų apsikeitimas tarp SPBI informacinės sistemos, tarp ligoninių informacinės sistemos ir laboratorijų informacinės sistemos bei portalų. Primenu dar, kad šie mokymai bus tai, kad mes pristatysime būtent portalinę dalį laboratorinių tyrimų posistemės, tai kuri funkcionuoja pilnai, o apie integracijas truputėlį paskui produkto vadovė užsimins kada, nes šiaip tai planuojamas integracijos irgi padaryti, turbūt dabar bijau sumaišyti, taip, Liepos 21-25 bus jau paleistos pilnai integracijos, taip, Danielė? Gerai, tada sekanti. Na, laboratorinio tyrimo posistemės projekte dalyvavo partneriai, tai Lietuvos medicinos biblioteka labai stipriai įsitraukus ir be jos, kaip ir žinot visą tą tvarką, tai turbūt jis tikrai pirmiausiai, kad užsiregistruoti, kad matytų, tai jūs turėt pirmiausia užsiregistruoti jų sukurtoje sistemoje. Na ir čia aš rodau dabar skaidrę, kai yra mūsų partnerių, reiškia, apimtis, kur yra registrų centras dalyvavo ir kur Lietuvos medicinos biblioteka. Tai Lietuvos medicinos bibliotekos apimtyje buvo tikslas ir uždaviniai sukurti vieningą laboratorinių tyrimų duomenų apsikeitimo standartą, taip pat medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinė sistema yra sukurta, MNKVS. Taip ir toks uždavinys yra sukurti duomenų mainų sąsają tarp medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo ir SPBI informacinės sistemos. Na, o registrų centro apimtyje buvo sukurti duomenų mainų sąsają tarp medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymo informacinės sistemos ir SPBI informacinės sistemos, modernizuoti SPBI pacientų ir specialistų portalus, optimizuojant laboratorinių tyrimų atvaizdavimą. Taip pat SPBI informacinės sistemos realizuota duomenų mainų sąsaja laboratorinių tyrimų duomenų apsikeitimui tarp SPBI, ISO ir ligoninių ir laboratorinių informacinės sistemos. Bei sukurta yra laboratorinių posistemė, laboratorinių tyrimų posistemė ELAP. Taip, čia labai jau matau pasikartoja labai daug, bet vienas pagrindinis tikslas tai yra sukurti, registrų centro buvo sukurti laboratorinių tyrimų posistemę ELAP naują ir kuri būtų vieninga, tai reiškia, jeigu jau sukūrė Lietuvos medicinos biblioteka vieningą standartą, tai būtų tas tinkamas apsikeitimas šitų duomenų tarp šitų dviejų posistemių. Taip, kas yra laboratorinių tyrimų sistema arba posistemė ELAP? Tai ELAP posistemė yra e-sveikatos sistemos SPBI dalis, turinti integracijas su įstaigų ir laboratorijų informacinėmis sistemomis, tai HIS ir LISų, tai
įstaigų, reiškia, ligoninių informacinė sistema ir laboratorijų informacinė sistema. Posistemė leidžia tvarkyti laboratorinių tyrimų užsakymų, mėginių paėmimo ir tyrimų rezultatų duomenis bendroje standartizuotoje aplinkoje. Tai vienas iš tų pagrindinių mūsų uždavinių buvo. ELAP naudoja duomenis iš medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių informacinės sistemos, kaip ir minėjau anksčiau, tai iš mūsų partnerių uždavinys MNKVIS buvo sukurta sistema, kuri yra pasiekiama internete www.medicinos.nk.lt. Ir ši sistema kaupia laboratorinius tyrimus. Ši sistema sukaupti laboratoriniams tyrimams naudoja klasifikatorius ir tarptautinės nomenklatūras. Taip pat MNKVIS suteikia galimybę matyti, kokios laboratorijos, kokius tyrimus atlieka, užtikrina duomenų tikslumą, vienodumą ir keitimąsi tarp skirtingų sistemų. Na ir turbūt aš perduosiu žodį produkto vadovai Danieliai Ramonaitei, kuri pristatys ELAP posistemės grynai funkcionalumą, kas yra aktualu būtent įstaigų ir sveikatos priežiūros specialistams. Prašau tada žodį. Tai kaip ir paminėjo Monika, pristatysim ELAP posistemės laboratorinės sistemos galimybės. Tai tyrimų užsakymai, mėginių paėmimo duomenys ir atsakymai yra pildomi per specialisto portalą arba per HIS-LIS sistemas. Užsakymai nebebus susieti su E25 forma duomenų rinkiniu, galimybė specialisto portale naudoti šablonus tyrimams, taip pat galimybė pažymėti tyrimą kaip jautrų, kuomet atsakymas pacientui pateikiamas tik su gydytojo konsultacija. Užsakymas, mėginys ir tyrimo rezultatai, tai yra naujoji E200 forma, gali būti siunčiami etapais, pasirašyto dokumento redagavimas bei integracinės sąsajos su HIS-LIS ir MNKVIS užtikrina sklandų duomenų perdavimą. ELAP posistemė laboratorinių tyrimų posistemė turi dokumentų pasirašymo galimybės, tai kvalifikuotas pasirašymas tik tyrimo atsakymo daliai, tai yra pasirašymas mobiliųjų parašų, LTID parašų, stacionarių parašų ir įstaigos spaudu po SPI integracijų į ELAP. Šitas yra galimas, bei paketinis pasirašymas, tai yra iki 30 dokumentų, galimas dviem būdais, LTID parašų bei stacionarių parašų. Pats specialisto portalas, tai yra galimybė pildyti laboratorinio tyrimo formas per specialisto portalą, pasirašymas tik pateikiant rezultatus ir galimybė peržiūrėti laboratorinių tyrimų formas per portalus. Ir planuojamas, numatytas artimiausių metų, tai tikrai irgi bus papildytas specialisto portalas, tai teikti laboratorinių tyrimų duomenų suvestinę apie laboratorinių tyrimų formų patekimo ir gavimo kiekius, bei sąrašai pateiktų laboratorinių tyrimų formų su galimybė atlikti filtravimą ir paiešką duomenim. Ir čia vizualas, kaip atrodo, aišku, pristatys visą procesą ir mūsų testuotojas parodys, bet čia įdedam, kad dar ir galėtumėt pamatyti, kaip viskas sistemoje yra. Galim toliau. Ir paciento portalas, tai yra pacientas galės matyti sveikatos istoriją visus laboratorinius tyrimus, bei turės galimybę peržiūrėti laboratorinių tyrimų atsakymus portale ir atsisiųsti sugeneruotus PDF-us. Ir jau šiame etape galim dabar gal sustoti ir leisti Evaldui pristatyti visą posistemę, kaip joje viską reikėtų daryti. Tai Evaldai, žodis tau. Labadiena visiems. Džiugu matyti susirinkusius taip gausiai į pristatymą, tai aš pasidalinsiu ekranu tada. Visiems gal jau yra tekę jungtis prie mokymo aplinkos.
prie sveikatos, tai pradedu nuo prisijungimo, tai jungiuosi per e-pasą, naudoju LTID, galimybę ir su Mobile ID, su USB laikmena prisijungti. Taip, tai jūs prisijungsime ir demonstruosime viską. Jungiuosi kaip specialistas. Dažniausiai tenka testuoti su biomedicinos technologu. Aš susirasiu tą rolę. Čia jau esu prisikūręs begalę testavimo reikmėms. Taip, su Santaros klinikomis surasim pacientą. Galiu gal susivesti kolegas. Danielės. Prašiau, tai gal susirasim. Taip. Susirandame ją kaip pacientę. Kuriame apsilankymą gydymo įstaigoje. Ir pradedame kurti E200 formą. Laboratorinio tyrimo užsakymą. Noriu pasakyti tai, kad nereikia pildyti iš karto E025 formos. Jeigu pacientas turi sukūrę diagnozių, kartu galime pildyti E200 formą. Važiuojame tęsti. Čia aš esu susikūręs šablonų, tai jų kol kas nenaudosiu. Galėsim kokį tyrimą šalis surinkti. Sirenkame, užsakome šitą tyrimą, spaudžiame mygtuką pridėti. Automatiškai būna jau nustatytas cheminio tipos kraujas, jo keisti negalima. Čia viskas įmama iš bibliotekų. Pasirenkame diagnozę. Irgi spaudžiame mygtuką pridėti kliniškai svarbi papildoma informacija, tai kažką bendrai rašysime. Taip. Ėminio paėmimo vieta. Tai gydytojas pildo užsakymą iš Santarų klinikų, tai defaultinis būna nurodyta ta pati gydymo įstaiga, bet yra galimybė ėminį paimti, nukreipti į kitą gydymo įstaigą, tai mes galime pasirinkti mediciną praktiką, tarkim, tai praktiką, bet kaip pavyzdį, bet mes šiuo metu naudosime savo įstaigą. Galime pasirinkti, kad tai jautrus tyrimas, informuoti apie atsakymą, tai ateis pranešimas ir gydytojas gali susikurti šabloną, kurį ateityje galės naudoti tiem, tarkim, pacientam, kad jau suvesta. Pasižymė informuoti apie atsakymą, spaudžiu mygtuką teikti, pereiname prie ėminio registravimo lango. Automatiškai jau būna pirma eilutė užpildyta, tai kad kalis užsakytas atliekanti laboratoriją. Tai ėminį įmantis asmuo gali nurodyti, kurioje laboratorijoje bus atliekamas tyrimas. Tai gali nurodyti, tarkim, Santaros toj pačioj įstaigoje, gali nurodyti Šeškinės polikliniką. Kitoj įstaigoje bus atliekamas tyrimas. Šiuo atveju aš tada naudosiu Santaros klinikas. Tai iš karto užfiksuojamas paėmimo data ir laikas, registracijos kodas, tai yra sugeneruojamas timestampas ir tada papildomai pridedamas paciento numeris. Pasirenkame mėginio tipą, tai yra plazma arba serumas. Galima pasirinkti kiekį, 1 iki 10.
ėminio kilmės anatominė vieta, tai čia ranka įvedamas tekstas, kūno padėtis ėminio paėmimo metu, tai sėdima gulima. Kiek žinau, dar atsiveras kelios pozicijos ateityje. Galim pasirinkti sėdimą, vėl testas, pastabos ir viskas. Šitą barkodą galima parsisiųsti pas save į kompiuterį, jeigu reikės ateityje naudoti, ten būna lipdukus spausdinu. Ir saugoti paspaudžiame. Viskas, ėminys paimtas, pereinam prie tyrimo atsakymo pildymo. Taip, tai matome, kad kalis, pridėti analitas, mes pasirinkome analitas, realių verčių, nežinau kokie kiekiai, tai 50, viena, pamatinis biologinių verčių intervalas ir klinikinių sprendimų vertės įvedame. Būtinai reikia įvesti, tarkim, arba galime įvesti taip per tašką, kablelis negalios, nes, tarkim, neleis išsaugoti. Ir yra jau automatiškai analizės metodas įvestas. Jeigu tyrimą atliko kitas specialistas, tai mes jį pasižymime ir surandame kitą specialistą. Pasižymė tas specialistas, kuris pildo. Ir galime įvesti papildomai pastabas. Šiuo metu mes jų nevesim ir viskas spaudžiame saugoti. Viskas, tyrimo atsakymas supildytas, galime eiti prie pasirašymo. Spaudžiam pasirašyti, pasirašome elektroninį parašą. Ateina jums klausai telefoną. Viskas, dokumentas sėkmingai pasirašytas. Galime parsisiųsti į kompiuterį, galime atsidaryti, peržiūrėm, ar viskas teisingai. Čia bandomasis, tai čia dėl to yra watermarkas uždėtas juodraštis, bet ir pasirašymo žyma yra. Tai viskas, galim atgal laboratorinio tyrimo atsakymas. Grįžtame. Matom visą listą tyrimų. Toliau galime eiti per meniu, tai čia jeigu užsakymų šablonų, tai čia galime juos redaguoti, patvirtinti tyrimo atsakymą. Tai matome, kad užbaigtas kalis ir pasirašytas. Galime matyti, jeigu jis buvo redaguotas, toliau, čia dar arba jautrus, preliminarūs tyrimo atsakymai, tai yra kurie įvesti, bet nepasirašyti. Laukia pasirašymo dar. Galime pridėti paketinį pasirašymą. Dar vieną dėti į paketinį pasirašymą. Listą. Tuo pačiu metu pademonstruosiu ir paketinį pasirašymą. Tai yra čia yra checkboxai, varnelės, kurios mes norim pasirašyti. Tarkim, du tyrimai yra pasirinkti. Pateikti paketiniam pasirašymui. Viskas. Matom, du dokumentai prisidėjo ir galim pasirašyti paketinį pasirašymą, du dokumentus vienu metu. Kaip kolegės ir mane, tai max galima 31 metu pasirašyti. Dokumentai vienu kartu sėkmingai pasirašyti.
jeigu būna pažymėtas checkboxas jautrus tyrimo atsakymai, tai jie atvaizduojami prie jautrių. Atšaukti tyrimo atsakymai šiuo metu nėra atšauktų. Laboratorinių tyrimo analyčių šablonai. Irgi. Kuriant, pildant analizės, galima jas išsaugoti į jų šabloną susikurti. Ir čia statistikos modulis dar tobulinamas. Tai žodį perduodu Danielį. Tai Ačiū. dabar aš, Danielė, ar mes čia toliau, ar nes tai yra dabar, matau, klausimų jau prirašę daug, tai gal tuo pačiu karštu, nes daug, kad kol Galim, Evaldas manau, dar tuo pačiu, nepabėga. kol rodo sistemoje, tai manau, galim tikrai tuo pačiu ir klausimus aptarti. Aha, taip. Kiek laiko vyks mokymai atsakymą? Taip, klausimas yra iš Neringos. Sveiki, o kaip reikės kurti užsakymus, kai diagnozė nėra žinoma? Gal, Evaldai, gali pagrįžti atgal naujai ir parodyti? Tai jeigu mes pildome užsakymą, tai diagnozės jos išskleidžiamos, kurias diagnozės pacientas jau turi. Tai pacientui jau priskirtų diagnozių sąrašas. Nežinau, ar atsakymą, ar klausimą. Galim padiskutuoti. Prašau, Renata, kelia ranką. Sveiki, ką reiškia 30 dokumentų? Tai yra 30 tyrimų, ar čia yra paketinis kažkoks tai dokumentas, kaip pavyzdžiui, vieną dokumentą sueina 50 tyrimų analyčių? Tai jeigu mes pildome 200 ir tenais viduj tos yra analitės, ar ne, tai čia yra vienas kaip ir dokumentas, kurį pasirašo. Neatskirai analitės pasirašinėjame. Supratau. Dabar sekantis klausimas būtų, taip, tai jeigu dar, Evaldai, paminėk turbūt, kad jeigu neturi pacientas diagnozių, tai tą diagnozę reikia, taip, tą apsilankymą reikia pildyti, taip, diagnozę priskirti. Taip. Gal parodyk tada tą visą irgi kelią, jeigu dar grįžtant prie diagnozių, kad... Tai jeigu mes, tarkim, sukuriam apsilankymą, spaudžiame pliusiuką ir kuriame A025. Taip, tai čia yra diagnozė. Aš kaip pavyzdį įvedu boksus. Taip. Viskas mes tada pateikiam pasirašymui. Pasirašau A025. Aišku, pildant tenais A025, tai ten daugiau tų laukų ir spaudimą ten reikia supildyti čia. Tokį pagreitintą variantą galim pasidaryti, jeigu reikia tik diagnozės. Viskas. Dokumentas pasirašytas. Mes galime eiti pildyti vėl formą. Atsirado. Viskas. Taip, ir dar čia buvo tas klausimas, kad jeigu nėra diagnozės patvirtintos, tai yra, man atrodo, gali pasirinkti, pataisyk mane, Evaldai, jeigu aš klystu, arba Danielė, kad yra diagnostinis ištyrimas ar kažkaip Yra tokie. Taip, tai galite šitą pasirinkti. Bendras medicinis ištyrimas, taip. Galima. Gerai, tai jeigu atsakiau, tikiuosi atsakiau Neringai klausimą šitą. Dabar Simona klausia, jei tam pačiam pacientui vienas tyrimas, ėminys, atliekamas santarose, kitas tyrimas, pavyzdžiui, vitaminas D, medicinos praktika, kaip tada atliekamas užsakymas? Gal galim pavaizduoti, Evaldai, dar kartą?
Tai čia bus nukreipimas į kitą laboratoriją, valdai. Mhm. Reikėtų jį parodyti. Pradžioje rodė tenai, bet gal parodom tada. Mhm. Kokį ten vitaminas? Vitaminas D. Nu, tai tarkim vieną, jeigu santarose mes darom vieną kažkokį, o kitą tyrimą į mediciną praktiką, tą vitaminą D, tarkim, siunčiam. Pavyzdį. Bet čia bus tada du atskiri užsakymai. Taip, tai vat tą ir Taip. klausė, turbūt, tai mes turim Taip. užfiksuoti dabar, ne, turbūt. Taip, nes mes negalim, kad čia palikti ėminę, tai vienas užsakymas dviem skirtingom įstaigom. Tai jeigu mes siunčiam, tarkim, ėminį paimam santaras ir po to vežam į kitą įstaigą, tai taip pateikia. Liekant laboratoriją, kokia ten turi būti? Medicino praktika. Mediciną praktiką. Jie šio tyrimo netliekam tada, nes... Aš atsiprašau, ar teisingai supratau, jeigu skirtingos laboratorijos, tai skirtingi ir užsakymai. Negalima tam pačiam užsakymė nurodyti skirtingų laboratorijų, taip? Taip. Taip. O jeigu daugiau tyrimų būna, 10 tyrimų, sakysime, ar galima užsakyti viename užsakyme, jeigu viena laboratorija? Taip, bet šiuo metu turėtų tik tai būti ėminio tipas kraujas. Tarkime, jei kraujas ir šlapimas. Supratau. Taip, negali. Bet taip galėsit, taip, prie vieno ėminio tipo užsakyti daugiau. Taip. Tai ko gero ne tik ėminio tipo šlapimas, bet ir koksai vakutaineris, ar nuo to priklauso irgi? Nu, ar plazma, ar serumas, ar su ličio heparinu, ar kaip yra? Taip. Visi tie papildomi, kur dabar dar jų nėra, mėginio tipai dar šiek tiek, kaip Evaldas pristatė, dar atsiras tas papildomas funkcionalumas, kad galėsit ir sudėti daugiau ir priklausomai nuo mėginio tipo dar pasikeis ir kūno padėtis ėminio paėmimo metu. Ten daugiau atsiras galimybių ne tik atsėdimą ir gulimą, bet bus dar galima kitus pasirinkti variantus. Aš pasirinksim kitą, kurį laboratoriją. Gal kokį kitą tyrimą pasirinkti? Magnis, tarkim, nežinau, ar turėtų gal atlikti. Taip. Pabandom. Va, leidžiu pasirinkti. Dar ten galima ir padalinį medicinos praktikos, tarkim, kuriam norim, tarkim, Ignalinos padalinys. Taip. Asma pasirinkom. Ja. Ir saugoti. Viskas. Mūsų darbas ties ėminio paėmimo registravimo. Parodykite daugiau negu vieno tyrimo užsakymą. Mes jau matėm vieno tyrimo, dabar vėl vieną tyrimą. Parodykite 2 tyrimų, pavyzdžiui, užsakymą. Aš tiesiog parodžiau dabar, kai santaros užregistravo tyrimą, paėmė ėminį ir nurodė, kad tyrimo atlikimo laboratorija yra kita. Tai po mygtuko saugoti viskas, jinai toliau veiksmų negali atlikti. Tai tada iš medicinos praktikos prisijungs darbuotojas, jis jau matys, kad reikia atlikti tą tyrimą ir ten tada galės jau supildyti analitas. Ten tyrimo atsakymą ir pasirašyti tą dokumentą. Tai toliau mes su keliais. Bandom. Taip pat čia buvo irgi, Evaldas ieškojo, noriu tiesiog, Evaldai tu ėjo pildyk, bet ieškojo mediciną praktiką, vitamino D, tarkim, ir nerado medicino praktikos. Tai kaip pat ir paminėjo Evaldas, kad turbūt nedaro šito tyrimo. Tai esmė yra tai, kad jeigu siunčiate į išorinę laboratoriją, kažkokią tai laboratoriją, kiekviena, tas vat ir pirmasis žingsnis, kaip pradžioj pristatymo minėjau, kad turi būti laboratorija ir įstaiga turi susižymėti visus tyrimus
MNKVS sistemoje, reiškia, laboratorinė medicinos bibliotekoje. Taip, jų sistemoje turi susižymėti ir susipaukščiuoti, kokia laboratorija, kokius tyrimus atlieka ir ten validuoti. Taip, turbūt čia Martynas yra, matau, prisijungęs. Aha, gal dar galėtumėt irgi kažką tai priminti, kas jam aktualu būtų iš jūsų pusės. Sveiki. Tai Monika taip viską teisingai pasakė. Čia svarbu, kad už laboratorinę veiklą atsakingi specialistai prisijungia prie mūsų sistemos, susidėliotų padalinius ir susižymėtų kiekviename padalyje atliekamus tyrimus. Tai dauguma tą susitvarkė, bet yra aišku, kur matyti trūksta dalykų, tai jeigu, kaip ir sakė, nematote, nerandate, nors žinote, kad jūsų tiekėjai tuos tyrimus atlieka, tai reiktų kreiptis į laboratoriją, kad pabaigtų tvarkytis pas mus sistemoje tos tyrimus. Tai mačiau, kad palaikė Evaldas supildė su 2. Tik tie patys, aišku, mėginio tipai, abu kraujo turi būti. Ir galite atsisiųsti PDF, pasižiūrėti. Čia matosi abiejų tyrimų rezultatų. Galimas redagavimas, jeigu per klaidą kažkas įvyko, spaudžiam redaguoti. Tarkim, čia visko force majoras, koks įvyko, netokį rezultatą. Spaudžiame saugoti, čia testas, kaip pavyzdys, patvirtinti. Einam. Tada iš naujo pasirašom. Dar bus šiek tiek šitas funkcionalumas patobulintas, kai po priežasties įvedimo, tada iš karto į pasirašymą nukreips. Iš naujo pasirašau. Grįžtame. Taip, tai toliau klausimai. Aha, toliau sekantis taip, ar čia lygiai turbūt atsakėm jau, jei vienam pacientui tyrimos kelios analitės, tai taip. Dabar Valdas klausia, ar pamatiniai biologinių verčių intervalai turės būti rašomi rankiniu būdu kiekvieną kartą iš naujo. Portale turbūt taip, ne, sakysim. Taip. Taip. Jeigu portale dirbate per portalą, tai taip. Jeigu bus per integracijas, turėsite integraciją su mumis, tai bus automatiškai paimta iš klasifikatorių, taip? Lyg tai. Iš klasifikatorių, ne, bet iš analizatorių. Iš analizatorių, taip, atsiprašau. Toliau. Sekantis klausimas, ar galima užsakyti tyrimus vienu metu? Tai turbūt jau atsakėm prieš tai, pagal ėminio tipą, taip, šlapimas, kraujas irgi šitus ir pagal irgi plazmą ar serumas turbūt taip, atskirai užsakinėjom. Ar dar turi kažką tai Evaldai ir Danielė papildyti? Ką mes turim atsientuoti? Na, ne. Gerai, toliau. Nematau toliau. Per integracijas vienu metu irgi tik 30 analyčių bus galima pasirašyti paketiniu būdu. Yra klausimas Edvino. Ne, bus per integracijas berods daugiau ten leidžia. Mes dėl šito klausimo, manau, tikrai galėsim per integratorių susitikimus irgi, kur penktadieniais turim visą laiką ir kitus tikrai kviečiam dalyvauti, patikslinti, kai tik integracijos pasileis, nes tai tikrai žinom, kad didesnis kiekis, bet koks tikslus tai negalima atsakyti.
Vis tiek čia nuo integratorių priklauso, kiek jie gali leisti pasirašyti. Taip, Agnė klausia, ar vienas užsakymas vienam tyrimui, ar galima 10 tyrimų vienu kartu? Tai irgi atsakym, berods, negalima 10 tyrimų, tik tai, kad sutaptų ėminio tipas ir... Taip, toliau. Ar pavyks užpildyti užsakymą be įrašo dalyje kliniškai svarbi informacija? Taip, čia tiesiog įsirašė. Nėra privalomas laukas. Nėra privalomas taip laukas. Kas yra jautri informacija? Jautrus tyrimas, tai yra, jeigu jūs užsakote pacientui ir uždedat šitą varnelę, jautrus tyrimas, reiškia tyrimo atsakymas, kai ateis, tai pirmiausia ateis ne pacientui, tiesiogiai nenueis pacientui, o ateis pas jumis atsakymas ir kad jūs galėtumėte įvertinti ir tiesiog įsikviesti gal pacientą, jeigu yra iš ribų, kad kai jūs pavaliduosit, kad sutinkat su tuo tyrimo atsakymu, kad pacientas gali matyti, jūs tada paspaudžiat mygtuką, validuojat ir tada tas atsakymas irgi nueina pacientui. Tai va čia va, ir esmė yra jautraus tyrimo užsakymo. Danielė, ar dar galim kažką papildyti? Ne, tai viską teisingai pasakė, kaip yra su tuo jautriu. Taip. Čia tokia daugiau turbūt, kai būna onkologiniai kažkokie tai tyrimai, dar kažkas tokie labai, arba ten virusinių kažkokių, tai nevirusinių, infekcinių lygų ir taip toliau, tai manau, kad šitas tai yra aktualu, kad jeigu pirmiausia jūs užsakot, ateina jum atsakymas, kad nebūtų kažkokių, žinot, kartais būna pacientas, kai pamato, tiesiog tų ribų nesupranta, nes visiems turi visą tą žiūrėti, visą, kaip čia, schemą, visą diagnozes ir viską įvertinti, tai tada, kaip čia sakau, turbūt yra tikslas, kad ateitų pirmiau jūs įvertintumėt ir tada tik pacientui ir jūs galėtumėt įsikviesti pacientą ir jam pranešti ten tyrimo rezultatus, jeigu yra kažkas tai blogai. Tai čia ir esmė. Šito jautraus tyrimo toliau sekantis klausimas. Rimas. Jezus, jau pamečiau kažkur tai. Rima Piličiauskienė klausė, ar teisingai supratau, kad pasirašymą vykdo laboratorijoje atlikęs tyrimą darbuotojas, ar yra dalis, kur gydytojas įvertina atsakymą? Tai tyrimą pasirašo atlikęs darbuotojas, bet specialistas, kuris užsakė tyrimą, gaus pranešimą, kad yra jau rezultatai. Ir nes vis tiek kas tyrimą daro, tas kaip ir atsakingas yra už rezultatų pateikimą. Tai uždeda savo parašą, o po to šeimos gydytojas ar kitas specialistas įvertina ir tada susisiekia su pacientu. Manau, toks visas flow būtų. Taip, teisingai. Tada sekantis Dalios Milevičienės, tai prisijungimą gali turėti tik laborantas atliekantis tyrimų užsakymus. Ne, tai tyrimą gali užsakyti ir šeimos gydytojas, tai Evaldai nežinau, kokią tu rolę. Bet kuris sveikatos priežiūros specialistas gali pateikti tyrimą, ėminį paimti, nes tiek būna mažesnių gydymo įstaigų, kur ten šeimos gydytojas berods ir ėminį netgi paima. Ar klystu? Neklysti. Čia turbūt klausia apie prisijungimą. Gali turėti tik laborantas atliekantis tyrimų užsakymus. Kitos įstaigos specialistas prie tyrimo atsakymo pildymo neturi galimybės prieiti. Taip, tai jeigu buvo išorinė laboratorija, tai turbūt supildyti gali tik tai jau kvalifikuotas taip specialistas atsakymą pateikti, taip validuoti. Taip, toliau, nežinau koks vartotojas, bet matau klausimą, kad sveiki, ar teisingai supratau, kad gydytojas turės kiekvieną tyrimą, pavyzdžiui 15, rašyti atskirą užsakymą ir visus pasirašyti ir tą galės padaryti, kad ir prieš savaitę, o pacientui atėjus į laboratoriją kraujas paimamas vadovaujantis paskirimu iš e-sveikatos.
Taip, užsakyti tyrimą taip jūs galite ir, palaukit, ir prieš savaitę taip užsakėt ir pacientas atėjo į laboratoriją, tada paimamas kraujas. Taip, Ir pateikėt atsakymą, tai taip Taip. bus galima. Monika, gal tu paskaitysi sekantį, aš jau irgi pamečiau klausimą. taip, o jei serumas, čia Rita klausia, jei serumas vieno tyrimo, kito tyrimo plazma, irgi reikės atskirų užsakymų. Taip, jau minėjom, taip, jeigu yra serumas ir plazma, nes gali būti taip, tas pats, ta pati analitė ir iš to daroma, tai visiems specialistas turi žinoti, kiek paimti mėgintuvėlių, tai taip, tai yra daromas užsakymas. Gerai. Sekantis klausimas. Ar galite padaryti tokią integraciją, kad gydymo įstaigos informacinė sistema automatiškai perduoda tyrimų užsakymus ir atsakymus, kad gydytojams ir kitiems medikams nereikėtų vargti vargų. Tai mes taip ir stengiamės tą posistemę taip kurti, kad kuo mažiau būtų žingsnių jum. Dar kitas, nes kitu atveju labas tarnaus medikams, medikai tarnaus labai. Tai jeigu jūs pasidarysite, jūsų įstaiga pasidarys integraciją su mumis, tai viskas bus turbūt tas darbo specifika jum taip labai ir nesikeis. Taip kaip ir buvo, taip ir bus. O gal galite pakomentuoti, kaip tą integraciją galima atlikti, tai yra mokama, nemokama procedūra ir panašiai. O jūs, Simona, neturit integratoriaus, jokio nei su HISu, nei su LISu nedirbat? Tai klausimas yra, mes dirbam su ESIO, aš nelabai suprantu, kai jūs sakote integraciją, ką jūs turite omeny. Tai integracija turime omeny tai, kad jūsų informacinė sistema, tai pavyzdžiui HISas, sakykime, Varutis, jie pasidaro integraciją su Alabu ir jums nieko daugiau daryti nereikia. Jūs tenais pateikėt jų sistemą ir automatiškai pas mumis duomenys ateis. Tai jau Varutis rūpinasi šito klausimu. Jum nesikeičia niekas taip. Ir vargai nukrenta taip. Daugiau integratoriam, tai Varučiai turbūt taip. Ir mum. Gerai, toliau. Tada sekantis jautrus tyrimas. Jei tyrimas yra jautrus pobūdžio, šio tyrimo rezultatai neturėtų automatiškai būti... Teisingai, atsiprašau, skaitau iš eilės, nematau. O kas turės suvesti verčių intervalus į sistemą? Tai, kaip ir minėjau, jeigu per portalą, tai jūs patys ir turite teikiant atsakymą, turite vertes ir įrašyti. Teikiant atsakymą. Čia gal svarbu, atsiprašau, kad Monika pertraukiau, čia gal svarbu paminėti, kad tos pamatinės vertės tikrai dažnas klausimas. Suprantam, kad keblokas tiesiog nėra klasifikatoriaus, kuris būtų, dėl to reikia įsirašyti ranka portaluose, o jeigu bus integracija, tai jums viskas ateis automatiškai. Čia tik tai gal portale dirbantiems yra šioks toks nepatogumas, nes tiesiog nėra šitos informacijos. Čia tikriausiai ir Ritai to pačiu atsakėm, kad taip, reikia vesti normas, nes neleis sistema jums nieko daryti. Normas reikės surasti. Živilės, matau klausimą. Ar integracijų pasiruošimo darbai su integratoriais baigti automatiniam duomenų teikimui, dirbant ne per portalą? Remiantis integratorium, ne visos integracijų funkcijos dar veikia. Taip, kaip aš ir minėjau pačioj pradžioj, tai planuojam mes būti pasiruošę ir kad visos integracijom visi darbai ir duomenys būtų perduodami visi, tai planuojama Liepos 21-25 tą savaitę pabaigti, tai jeigu užfiksuojam, tai integratoriam turėtų būti pilnai pasiekiama. Tam, kad tikrai įsitikint, kad integracijos veikia, mes esam susiplanavę su vienu iš integratorių, su viena iš integratorių įstaiga pasibandyti. Ir jeigu bus kažkokių nesklandumų, tai mes tikrai taisysim ir kaip įmanoma efektyviau taisysim tas integracijas, kad būtų užtikrintas stabilus veikimas. Dabar prašo Eligija, o galite parodyti pavyzdį, kai įvedami tyrimų šablonai.
tiesiog kaip susikurti šabloną. Taip, gal Evaldai gal gali. Dabar neturim šabloną, tarkime, LT4 tyrimai. Tai mes viską supildom taip, kaip, aišku, diagnozė tai gali žmogui skirtis. Sukurti šabloną. Šablonas. Viskas. Spaudžiame teikti. Šablonas sukurtas. Gerai, mes tada, aš dar tuo pačiu metu parodysiu ir analičių šablonus, kaip sukurti. Pasirenkam santaras. Ar gerai girdžiuosi dabar? Žinau, sakykite, nes mačiau komentarą, kad... Dabar gerai, aš bent jau tai tikrai gerai girdžiu, Evaldai. Ok. Nežinau, patvirtinkit arba. Šiandien gerai. Spaudžiam saugoti. Analitas. Ir tada viskas supildėm ir saugoti kaip šabloną. Renkam. Šablonus. Saugome. Surašyta. Čia taip tiesiog pavadino taip greitai, bet ten kokį fermentų šabloną, taip, ne iš tyrimo, arba ten dar kažko galit užvadinti kaip norite ir tiesiog parinkti ten daugiau analičių ir tiesiog turėti tą šabloną. Ir jeigu mes, tarkim, sekantį kartą pildysim naują užsakymą, nes matome taip per šablonus, tai mes kiekvienam pacientui gal tos pačios diagnozės netaikys. Čia dar pasitikslinsim, kaip šitą išspręs, nes taip, pavyzdys taip, ir jeigu mes spaudžiam pateikti, parodysiu, kaip pasirinkti išsaugoti analitą dar. Čia privalomas. Saugoti ir dabar pridėti analitas, pasirinkti šabloną. LT4 analitas šablonas, viskas užsipildė, tik tyrimo rezultatas ir šiaip turėtų keistis, nes vienam pacientui skirtingas rezultatas. Tai realiai tada ir pamatinis biologinių verčių intervalas būna išsaugotas, nereikia ranką įvedinėti, tik tai tyrimo rezultatas įvedamas. Toks, kokį gaunam iš tyrimo. Viskas. Ir toliau einam prie pasirašymo. Nežinau, klausimą atsakiau, ar... Tai parašys tada, jeigu, arba pakelkit ranką, jeigu neatsakėm. Tai dabar tokį iš Algirdo tokį klausimą. Tai posistemė iš esmės sukurta tik tam, kad būtų dirbama per integruotas sistemas. Iš tikro ne, tai buvo mintis irgi iš tikro pirmiausia kurti tiem tom mažai procentiniam daliai laboratorijų arba įstaigų, kurios pildytų per portalą, kurios neturi integruotų sistemų. Tai čia dabar ką rodom, ta portalinė dalis ir yra, kad yra be integracijų, jūs galite dirbti, o jau kas pasidarys integracijas, tai tiesiog tai yra, tiesiog sakau, darbas nesustoja ir dirbat taip, kaip dirbat. Ar atsakiau klausimą? Iš tikro čia vienas kitą papildo, tai yra patobulinimai ir integracijom kartu ir sakau, bet šiaip tai jinai, jeigu neveikia kažkas atsitinka kažkas tai su HIS-u, su LIS-u, jis irgi portalas, kadangi veikia, jūs automatiškai galite irgi iš integratorių pereiti ir ten vieną kitą kartą supildyti ir ranka, kad tiesiog, kad duomenys papultų į SPBS sistemą.
Sekantis klausimas. Jei Foxų sistema padarius integraciją su ELAP, tai bus galima paskirti tyrimus kaip ir anksčiau per Foxų sistemą, taip? Kitas klausimas, Gintaro Mokstučio, jei integracija su įstaigos HIS, ar jau yra galimybė pasirašyti rezultatus įstaigos parašu? Tai čia turit mintyje SPI spaudą. Tai iš tikrųjų čia turi pati įstaiga pasirūpinti tuo spaudu. ELAB'e yra tokia galimybė padaryta, bet tam, kad tai pilnai veiktų, tai yra įstaigos klausimas, kaip tą pasidaryti, nes ELAB'as neišduoda tokio pasirinkimo SPI spaudo, nėra kaip mygtuko paspausti. Čia kaip pasidarys jūsų įstaiga HIS-e, tai tada taip. Dabar dar yra, ar užsakovas gali atšaukti užsakytas analytės. Taip, Evaldai šito neparodėm. Taip, galima. Tai va, tarkim, jeigu matote ekraną, šalinti. Viskas ir galiu pildyti iš naujo. Atmesti tyrimą galima čia. Viskas atmesta. Taip. Atsakymą. Atsakyta. Kokiu atveju naudojamos jūsų sistemos sugeneruotas barkodas? Juk įstaigos turi savo barkodų sistemą, taip, ir jūsiškio sugeneruoto nei HIS-as, nei LIS-as neatpažins. Tai gal čia, kas dirba su sveikatos portalu, tai barkodas gal palengvintų darbą. Taip, kai bus integracijos, tai jūs, sakau, barkodas jūsų bus taip, kaip buvo, sakau, darbas jums nesikeičia. O čia yra per portalą, tai tam ir įvedam, nes kartais, žinot, neturi. Patogiau gal dirbti yra, kai iš karto sugeneruoja, bet yra dar padarytas kitas dalykas, kad jeigu jums, tarkim, tas sugeneruotas sistemos barkodas, nežinau, nepatinka, norit kitokio, ar ten norit savo mėgintuvėlį įsirašyti ranką per tą portalę dirbdami, tai jūs galite. tą galima ištrinti, įsirašyti savo. Toliau Mindaugas klausia, ar laboratorija gali atšaukti, kurioje užsakomų analičių rinkinį iš to paties mėginio? Tai taip, turbūt parodėm, jau atsakėm prieš tai. To paties mėginio, taip. Jei gerai supratau, minėjot, kad gydytojas bus informuotas apie tyrimo atlikimą. Kur jis gaus šią informaciją? Jis gaus į sistemą, tai jeigu čia matom tokį grįžą į savo specialisto pranešimą. Čia pranešimai kris į sistemą ir gali nusistatyti gydytojas, kad statymai dėl pranešimų gavimo yra statymai, va čia informavimo elektroninis paštas ir gauti tyrimo rezultatai. Taip, pasižymėsit, susikonfigūruosit ir tada taip ir gausite. Čia pranešimas gali ir paštą ateiti tada ir tai pirmiausia, tai kaip ir Evaldas minėjo, pirmiausia, tai čia sistemą matysite. Gerai, toliau. Jau ir pamečiau. Ar tyrimą sakantis gydytojas šiame portale matys tik jam priskirtą SPI, ar vis dėlto galės užsakyti tyrimus bet kuriai įstaigai? Tyrimą užsakantis gydytojas, kai daro užsakymą, defaultinis būna nustatytas pasirinkimas va čionais jo įstaiga. Vidinė laboratorija. Jisai gali pažymėti bet kurią, kad pacientas, tarkim, nuvažiuotų rėminį, paimtų ir tyrimą padarytų medicinos praktikos laboratorijoje. O ką daryti, jeigu nėra sutarčių su medicina praktika, pavyzdžiui? Kita įstaiga, nežinau, su kuria yra sudaryta sutartis, rinktis tada. Arba patys savo laboratorijai daryti tyrimą. Nes ne kiekviena įstaiga daro visus tyrimus.
bet turbūt gali gydytojas užsakyti ir kad pacientas pats važiuotų į tą laboratoriją, kurias nori, jis tik tai gali užpildyti užsakymą. Ir tada pacientas yra kitas kelias, tai procesas toksai, kad tada, jeigu pacientas ateina į tarkim, išorinę kažkokią laboratoriją, mediciną praktiką arba ten Antėją, Rezusą, kažkur tai, ir tada, sistema mato, ar yra ta 200 forma jam yra užpildytas tas užsakymas. Jeigu yra, viskas tvarkoj, tada ima ten mėginį ir pildo toliau tą atsakymą. Na, o jeigu nėra, tai tada laboratorijos gydytojas gali užsakyti, supildyti tą užsakymą tam pačiam pacientui, tarkim taip, vietoj ir užsakymą padaro ir tada paima mėginį ir šitą ir tyrimo atsakymą supildo. Danielė, dar papildyk mane. Labai gražu, atsiprašau, kad pertraukiau. Beklausant ir beskaitant, kaip čia susirašinėjimas, susidaro įspūdis, kad gydytojas gali užsakyti tyrimą bet kokiai gydymo įstaigai, neturėdamas jokio ryšio su ta gydymo įstaiga, o pacientas atėjęs į tą gydymo įstaigą priduoti kraujo, gali būti tiesiog išvarytas, nes tas gydytojas, kuris užsakė, tai gydymo įstaigai nepriklauso ir nėra būdų, kaip sukontroliuoti atsiskaitimą už tuos tyrimus. Ne, tai čia gydymo įstaiga, tai ne. Tai reiškia, jeigu iš ten kažkokios, tai jeigu jūs neturit sutarties su ten kažkokia tai poliklinika ar dar kažkom, tai jeigu čia turim, kalbam, ten viena poliklinika kitai gydymo įstaigai, bet čia aš kalbu apie išorinės laboratorijas. Jeigu atėjo, jūs padarot pacientas, jis nori, aš sakysiu, aš noriu nuvažiuoti į mediciną praktiką, pasidaryti pats, tai reiškia už savo lėšas kažkur tai. Ir tai jūs padarot tą užsakymą ir jisai su to pačiu užsakymu naina ir sakau, tas kelias yra, ar jeigu yra užsakyta jūsų, arba tiesiog nieko nedarot, jisai pas jumis yra apsilankymas ir tiesiog pacientas atėjo iš gatvės, jisai paprašo, kad jam reikia šitų tyrimų, tai laboratorijos gydytojas jisai gali užsakyti, padaryti tą užsakymą, vietoj užpildo užsakymą ir pateikia ten tą atsakymą. Ir tiesiog atsispausdina ir gali atnešti pas jumis, arba ten į sistemą sukris ir jūs tiesiog jau matysit tada, kaip jau gydantis gydytojas. Danielė, papildyk, jeigu aš kažką dar, bet taip yra toksai kelias, tas yra toksai procesas. Taip. Tai čia vis tiek ta pati įstaiga turės užsakinėti, ne tos įstaigos gydytojas. Tos įstaigos gydytojas užsako, bet pati laboratorija turės užsakinėti kitoj įstaigoje. Tai čia dvi opcijos. Arba gydytojas suveda užsakymą, arba pats pacientas nuvažiuoja ir ten mediciną praktiką, tarkim, supildo patys užsakymą. Bet Šeškinės poliklinikos gydytojas supildo užsakymą, ateina ten į kokią Santarų ligoninę, tai jau turės užsakymą supildyti. Nes per integracijas jūs nematysit, o kaip jūs matysit? Ta prasme, kaip mes matysim per integraciją. Taip, jeigu yra Santarų, taip, gydymo įstaiga, taip, teisingai išsakot. Taip, bet šitą dar galim kelt klausimą, mes dar Bet čia turėtų būti atžyma, kad mokamas iš karto, ta prasme. Tai dėl tų apmokėjimų, kad ar iš tų, kaip Renata kalbat, čia tikriausiai apie tas PSDF lėšas ir visa kita, tai dabartinis labas šito neturi, šitas bus padarytas. Nes mes jau buvom kalbėję, kad tai bus Taip, bet tai čia plėtra dabar, po plėtros turbūt bus įgyvendinama. Taip, bet einam tą linkmę ir kad būtų tas toksai pilni tie vadinami keliai ir tie proceso išpildymas visas būtų. Nes dabar eina kalba, tai gydytojas gali bet kur užsakyti, bet mes turime, pavyzdžiui, atėjome į Antakalnio polikliniką, mes užsakom, pasižiūrime sveikatoje, tada užsakom atskirai, ne? Aš taip suprantu. Taip. Bet to VLK mes tikrai nepamiršom, bus jisai įgyvendintas. Taip. Dar aišku, čia taip, dabar yra tos senuosius vadinamus SPBI portalus, o žinom visi, kad ateina plėtra, didžiulis projektas, yra modernizuojami portalai ir viskas turėtų, po plėtros turėtų viskas tokie skauduliai visi ir tokie neaiškumai įsispręsti. Einam link to, bandom, darom, stengiamės, bandysim padaryti. Tekantis klausimas.
yra kokia dalis ELAB naudotojų bus HIS integracinį naudotoją apytikriai. Na, taip skaičiais pasakyti negalim, bet tiek, kiek matom iš tų surinktų duomenų, tai HISų bus didžioji dalis palyginus iš portalinių. Tai apie 90, aš taip manau, Manyčiau, kad keli toksai procentai. Didžiausia tai bus integracijos. Dabar toliau sekantis veikia. Kaip suprantu, kalbama apie ambulatorinius apsilankymus, o kaip bus su stacionaro tyrimais, kur kartais tyrimai atliekami kiekvieną dieną, ar juos visus reikės kelti į SPBI? Kaip čia dabar teisingai suformuluot? Danielė, gal gali padėti? Galvoju, iš tikrųjų, kaip suformuluoti atsakymą. Tai šiame etape, tai ambulatorinius, tai taip, teisingai apie juos kalbama, o dėl stacionarinių tyrimų, tai dar yra procese, kaip išgrynint šitą vietą, kad galėsit irgi normaliai kelti šitus tyrimus. Toliau. Ar negalima padaryti taip, kad gydytojas gautų pranešimus apie atliktus tyrimus į vieną vietą, aplanką, o neatsidarinėtų kiekvieno paciento paskyrą atskirai? Tai paciento paskyros nereikia atsidarinėti. Bet gydytojas prisijungęs prie su tam tikra rolė mato pranešimų skilti ir ten visi pranešimai kris. Nereikia kiekvieno paciento atskirai. Jisai atsidaręs tą pranešimą matys, kokio paciento, koks tyrimas. Taip, ar gydytojas žinos, koks ėminio tipas, serumas ar plazma ir kas bus, kai suklys? Tai šitas tipas turbūt pildomas jau ėminio paėmimo vietoje. Toje dalyje ėminio paėmimo. Ir vis tiek ateina automatiškai, tai nėra ranka supildomas duomuo. Galima tik pasirinkti iš klasifikatorius, koks tai turėtų būti variantas. Taip, tada lygios dar klausimas, ar pastebėjau, ar yra varnelė. Tai mokamas, nemokamas tyrimas dėl VLK PSDF lėšų bus padarytas tik po plėtros, dabar šiame etape nėra. Ir įsekanti. Taip, pacientai matys, Evaldai, gal gali parodyti pacientą, kaip atrodo. Pacientas yra jau sudėktas, jisai veikia. O tada tik dabar išmėtė jau per ilgai pabuvai. Čia. Čia. Status istorija. Laboratoriniai tyrimai. Ir čia yra visi patvirtinti tyrimo atsakymai. Ir čia pacientas mato rezultatus. Gali atsisiųsti PDF, jeigu jam reikia. Atsakymai klausimai baigsis. Tik tai pacientas turbūt jisai nematys tos išklasifikuotą, nes kai specialistas jungiatės, jūs matot jautrius tyrimus arba tyrimų, laboratoriniai tyrimai ir jautrus tyrimai yra įskirta. Tai pacientui tai turbūt nėra to skirimo, nes tai yra, jam tiesiog kris atsakymai, taip ir matys. Ir tam, kad įsitikintų, ar tikrai paciento portalas veikia, tai mes tikrai ir patys pabandėm. Nekomunikuojam, kad taip, žinot, sugalvot, tai tikrai veikia. Ir viskas tvarkingai. Ir tada dar Simonos matau.
liktai klausimas. Evaldai, gal gali parodyti ir paaiškinti, kaip reikėtų prisijungti prie portalo, kai yra su Smart ID per elektroninę bankininkystę, ar būtinos įstaigos, tai yra atskiras elektroninis parašas turėti specialistui, kuris atliktų, užpildytų ir turės gauti paciento tyrimo rezultatus. Ne, mes dabar, jeigu jungiamės prie portalų, yra kelios opcijos. Mokymo aplinkoje veikia prisijungimas tik per e-pas, e-sveikatoje ir per elektroninius valdžios vartus. Tai jeigu jungiamės per e-pasą, tai yra opcija prisijungti su LTID parašu. Manau, daugelis turiu, jeigu neturit, bet turit mobilųjį parašą, tai galite tikrai užsisakyti LTID. Labai paprastas ir nemokamas. Opcija nemokama. Opcija, jau. Reikėtų įsiregistruoti registrų centre. Jo, čia registrų centro produktas, tai tikrai. Ir tikrai patogiai. Aktyviai naudotis. Ir labai greitai jisai taip jau. Yra opcija su mobiliu parašu prisijungimas, su USB laikmena. Ir jeigu kas neturit šitų opcijų prisijungti per elektroninę bankininkystę, bet tada jau pasirašyti ne vieno dokumento negalėsit, jeigu neturėsit vieno iš šitų LTID, Mobile ID, USB laikmenos. Tai pasirašymai būtina vienas iš tų pasirašymo būdų. Taip, prisijungimui tinka, o vat ką Valdas sako, tai pasirašymui, jeigu jūs norėsit pasirašyti kažkokį dokumentą, tai nepavyks, bet pasirašymui tinka elektroninė bankininkystė. Prisijungimui tiksliau tinka. Taip pat gal dar paminėsiu, kad LTID turės ir spaudą. Tai vat įstaigos atsakingi asmenys galės pasirašinėti su įstaigos spaudu. Man atrodo, plėtroj bus ir automatinis spaudavimas netgi įdiegtas. Taip, automatinis bus, bet čia tipo plėtros ir dar nežinom tiksliai kuriame etape, bet tikrai viskas yra daroma, kad būtų kuo patogiau ir paprasčiau. Spaudas, kaip Evaldas sako, tikrai yra, tik tai jau ne pati labo, pavadinkime, komanda atsakinga, bet reikėtų kreiptis į registrų centrą, į Gausaimą ir jau su jų pagalba konsultuotis, kaip padaryti tą SPI spaudą pas jūs. Kreiptis tai turbūt bendrai mums reikia į registrų centrą, tada kreipkitės. Taip, ten jau nukreips. Konsultantės tikrai nukreips, kur čia reikėtų supildyti. Na ir dar vienas klausimas yra, ar tyrimai, kuriuos atlieka ambulatorijose šeimos gydytojais dirbantys slaugytojai, taip pat turės būti vedami į sistemą. Tai aš manau, jie turi matyti, prisijungia prie sistemos savo rolę ir jie prisijungia. Ar klysti, nežinau, galite papildyti. Monika, Danielė. Tai taip, slaugytojas irgi gali. Nes vis tiek būna gal situacija, kai jam mato ir savo rolę, kai reikia gal kažką padaryti, supildyti, tai jisai gali. Ar atsakėm būtinai atsiųskite nuorodą transliacijas, atsiųsim. Taip, ir dar noriu gal paminėti, kad mokymai, tai čia dar viena bus sesija mokymų, tikrai dar kažkas tai gal turėsit daugiau klausimų, gal pradėsit dirbti jau ir mes dar numatę esam, kada rugpjūčio mėnesį. Gal Monika pasidalink skaidrėm. Aha, tai aš dabar to jau tada baigiam. Bet jeigu turite dar klausimų, rašykite į chatus, bandysim atsakyti, kelkit ranką. Taip, oi. Ne šitą turbūt skaidrę, atsiprašau. Pasimečiau tarp skaidrių visų. Turbūt šitą. Renata, matau kelią ranką, tai kol dar jungi galim. Aš noriu paklausti, ar technologas gali pasirašyti? Nes technologas negalės. Bet jeigu jūs matot poreikį ir kažkur... Ne, tiesiog aš matau pagal bandymus, kad technologas, tai aš
mes kalbėjom, kad lyg ir negali. Mes šitą kalbėjom, tai jeigu vis dėlto vis dar matot, kad mokymo aplinkoje gali, tai čia gal tik mokymo aplinkoje yra palikta, kad galėtų kuo daugiau žmonių įsibandyti, bet kai mes kalbam apie jau normalų, turiu minti naudojimą, tai ne, biotechnologas pasirašyti dokumento negalės. Dar gal Monika sugrįžk į 11 skaidrę. Taip. O dar norėjau dar vieną. Taip, o bendrą kraujo tyrimą, pavyzdžiui, sakyti, tai vis dėlto galima tuo, man įdomu rankiniu būdu. Tai tiesiog po vieną analitę, ar įmanoma čia kažkaip tai... Čia tas panelinis turit minty? Taip. Taip, jeigu portale dirba, tai reikės suvesti visiems tiems paneliniams analitams. Hemoglobiną, hematokritą, SD, CV. Ten kitas didelis panelinis, kur 99 ar kiek ten tų analičių, tai taip, portale dirbant dėja, bet reikės viską supildyti ranką. Dėl to tikrai skatinam, jeigu turit galimybę dirbti per integracijas, nes tikrai ir jums patogiau yra, nes portale ir patys suprantam, kad kai daug analičių, daug ir pildymo yra. Čia tiesiog didelė klaidų tikimybė. Tai be abejo ir šitas turi įtakos. Taip. Gal dar kokių klausimų būtų? Tai gal tada pabaigiam ir dar pabaigiam pristatyti. Prie naudotojo vadovo. Taip, aha. Tai e-sveikatos portale yra instrukcijos naudotojo vadovai ir kaip naudotis e-labu. Tikrai kiekvieną kartą, jeigu kažkoks funkcionalumas atsiranda, kažką pakoreguojam, mes visą laiką atnaujinam ir tenais galite rasti naują versiją. Kelsim ir video filmukus, ir mokymais pasidalinsim, tai tikrai galite visą laiką peržiūrėti ir surasti naujausią informaciją apie e-labą. Galim toliau. Tai tiesiog priminsiu, kad čia e-sveikata. .lt, pasirenkat specialistai ir tada einate prie SPB informacinės sistemos instrukcijos. Taip, tada e-lab instrukcijos ir tada rasite va čia šitame puslapyje. Skaidrėse bus parodyta. Prisiminsiu, taip, ir dabar gal pribėgam prie dažniausiai užduodamų klausimų iki dabar, kas įvyko. Tai turbūt dar daug kas ir pasikartos, tai Danielė, jeigu gali pristatyti. Mama, tai ką svarbu žinoti, tai kad ėminio gavimo data ir laikas turi būti vėlesnė nei tyrimo paėmimo data ir laikas. Pamatinės vertės rašome tik sveikais skaičiais, per kabelelį negalima. Tyrimo pamatinis biologinių verčių intervalas ir klinikinių sprendimų vertės pildymo pavyzdys, tai kaip matote teisinga, tai būtų nuo 5.10 ir 10.0 ir neteisinga yra per kablelį. Ir atšauktas tyrimas negali būti suvedamas atgalinė data. Tiesiog sistema jums rodys krūvą pranešimų ir informuos, kad taip daryti negalim. Bet dar akcentuojam, kad tikrai atkreiptumėte dėmesį. Galim toliau. Kaip suformuojamas ėminio brūkšninis kodas, tai jis sugeneruojamas automatiškai ėminio registracijos formoje ir gali būti parsisiunčiamas spausdinimui, kai turi įstaigos tuos mažus aparačiukus, kur barkodus suspausdina, tai galima irgi atsispausdinti e-labe ir sugeneruotą kodą galima aišku ir koreguoti esant poreikiui. Ar galima atšaukti užsakytą tyrimą? Taip, jei tyrimas nepavyks ar mėginys nėra tinkamas, tą užsakymą galima atmesti tiek ėminio, tiek atsakymo stadijoje. Tik svarbu gal atkreipti ėminio paėmimo, taip, bet svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu atšaukinėjat ėminį, tai užteks tiesiog atšaukti, bet jeigu atšaukinėsit tyrimo atsakymo stadijoje, tai tą atšaukimą reikės pasirašyti. Tai čia yra svarbus momentas, kad nepraleisti šitos vietos. Ir ką daryti, jei tyrimas atliktas, bet atsakymo nepavyksta registruoti, patikrinti, ar buvo suvestas ėminys ir jo statusas turi būti vykdoma. Taip pat labai svarbu, ar turite tinkamas teisės registruoti atsakymą. Taip, galim toliau. Ir dažniausiai irgi užduodamas klausimas, gal net ne visi spėjo pasibandyti mokymo aplinkoje, tai prisijungimo nuoroda yra mokymų, kaip matot, nurodyta ta pati, kaip ir Evaldas rodė,
ir suteikiamos teisės reikia užpildyti SPBI-ES pasižadėjimą ir specialisto rolės formas. Jas užpildžius ir pasirašyta būtinai pasižadėjimą reikia atsiųsti nurodyti elektroniniu paštu. Ir čia taip pat skaidrėse įdedam, kokie tie dokumentai turi būti. Tai yra ir pasižadėjimas, ir naudojimo instrukcija bei rolių pildymo forma. Galim toliau. Taip yra gal paminėta, ar dabar nepasakysim turbūt, kokios rolės negalimos tikrai pildyti, Tai nes būna tikrai labai... nebandykit su registratūros. Dažnai matom, tai registratūros darbuotojas rolės neturi. Taip, na ir čia planuojami mokymai. Taip, tai šiandien yra šios dienos sesija, rytoj mes suplanavę esame Laboratorijom, kurie bus tie, kurie pildys gydytojams specialistams atsakymus, didžioji dalis, tai tenais yra tam tikrų funkcionalumų jų darbo patobulinimui ir patogumui, kurie dirbs per portalą, kas aišku per integracijas jiems be abejo irgi šiek tiek kitaip palengvintas darbas kaip ir HISam, bet yra tokių, kurie iš tikrųjų gal daug tyrimų neturi, kaip kokiais tūkstančiais, bet 200 irgi yra skaičius jiems suvesti portale, tai svarbu ir jiems papasakoti. Tai yra rytoj ir tada kitą savaitę bus HISam, LISam, tai yra jūsų įstaigų tiekėjams, kurie atlieka tas integracijas, kurie jums daro jas. Papasakosim gal daugiau tokių labiau techninių dalykų, kur jiems yra svarbu, kaip adaptuoti, kaip pakeisti, galbūt jie turi tikriausiai tikimės irgi klausimų. Na ir taip pat čia yra daugiau numatyti integratoriam. rugpjūtį. Taip. Ir rugpjūtį numatoma, kaip ir sakiau, antra sesija būtų rugpjūčio 12. Dar matau Simonos klausimą. Nelabai supratau, tyrimo analičių pamatinės biologinės verčių intervalas negali būti įrašyti skaičiais su kableliais. Tai yra 3,5 gali būti ar ne? Tai ne, kablelis negali būti, jums neleis, turi būti Tašką reikia dėti. 3,5. Va taip, va šitaip. Bet jeigu taškas bus padėtas, tai tada gali būti dešimtinės tos šimtinės dalys, taip? Taip, po taško. Čia svarbu tik tai, kad turi būti taškas, ne kablelis, nes sistema nepraleis. Ir tada dar vienas klausimas, bet tyrimų, pavyzdžiui, kalio koncentracijos, gliukozės koncentracijos, pH pamatinių verčių intervalas yra siauras. Vedant be kablelio tyrimo vertinimas visai pakinta. Iš tikrųjų, dėl tų pamatinių verčių, kadangi nėra to tokio, kaip vadinkim, klasifikatoriaus ir reikia juos ranka suvesti, tai gal ir būtų galima pagalvoti ateityje padaryti su kableliu priklausomai nuo gal tam tikrų tyrimų, bet šiame etape nėra to. Bet manau, validi pastaba ir mes pabandysim pasvarstyti, kaip šitą įgyvendinti patobulinimą. Ar dar būtų kokių klausimų? Nėra čia, to aš nematau, kas Aš rašo, irgi ne. nes aš dalinuosi skaidrėmis, tai nematau. Na ir turbūt dar aš grįšiu prie tos datos, kada dar bus dar papildomi, gal kažkas tai susitursite su kažkokiais dar iššūkiais ir kažkokiu daugiau klausimų turėsite, tai sakau, tai užfiksuojam dar, kad mes numatę esam rugpjūčio 12 dieną mokymus. Tai junkitės ir norėčiau padėkoti visų, kad taip aktyviai ir daug jūsų susirinko ir prisijungė. Ir dėkui, sėkmingo naudojimo. Mes dar pabaigai norėtumėm paprašyti elektroninius paštus, jeigu būtų jums nesunku nurodyti, nes norėtumėm tikslingai išsiųsti